Sveiki! Šiame įraše parodysiu, kaip R atlikti neporinius ir porinius T testus bei Wilcoxono testus. Nuorodą į šioje pamokoje naudojamą kodą, kaip visada, rasite aprašyme po įrašu. Pradėsime nuo paprasto neporinio T testo. Šiam pavyzdžiui naudosime R esantį duomenų rinkinį pavadinimu Plant Growth. Daugiau apie jį galite sužinoti suvedę klaustuką ir duomenų rinkinio pavadinimą. Taigi, tai yra duomenys iš eksperimento, kur buvo siekiama pamatuoti sausą augalų svorį tarp kontrolinės grupės ir tarp dviejų skirtingų paveiktų grupių. Kadangi T testą taikome, kai norime tarpusavyje palyginti dvi grupės, šiuo atveju iš duomenų rinkinio išsirinksime tik dvi grupės. Tai yra kontrolė ir treatment 1. Tam naudojame subset komandą. Sukuriame naują duomenų rinkinio pavadinimą subset 2. Na ir visada gera idėja yra kažkaip vizualizuoti duomenis, kad turėtume geresnį supratimą, su kuo mes dirbame. Tam naudojame ggplot2 paketą ir nusibrėžiame dėžučių grafiką, arba angliškai boxplot. Dėžučių grafikas naudingas tuom, kad pamatome ne tik duomenų sklaidą, bet ir pamatome, kaip atrodo duomenų kvartilės ir kur yra medianos. Tai yra šios horizontalios linijos dėžutėse. Taigi matome, kad vizualiai svoris kontrolės grupėje buvo mažesnis negu paveiktoje grupėje. Dabar tam, kad atliktume patį statistinį testą, abi grupės turime išsiskirstyti į atskirus duomenų pogrupius. Vėlgi naudojame subset komandą, susikuriame kontrolės svorio duomenų grupę ir eksperimentinės grupės duomenų pogrupį. Pasitikriname duomenų normalumą ir matome, kad abiejais atvejais duomenys yra pasiskirstę normaliai. Jeigu duomenys yra pasiskirstę normaliai, taikome T testą. Jeigu duomenys yra pasiskirstę nenormaliai, taikome Wilcoxono testą. Dabar žinome, kad duomenys pasiskirstę normaliai ir turėtume taikyti T testą, bet taip pat mums reikia pasitikrinti dispersijų homogeniškumą. Dispersijų homogeniškumui tikrinti naudojame paketą CAR. Komanda yra Levine test. P reikšmė yra didesnė už 0,05 ir tai reiškia, kad dispersijos yra homogeniškos. Vadinasi, mes taikysime paprastą T testą. Jeigu duomenys būtų pasiskirstę normaliai, bet dispersijos nebūtų homogeniškos, taikytume T testą su Welch korekcija. Tai dabar visų pirma parodysiu, kaip atrodo paprastas T testas be Welch korekcijos ir tai yra būtent šis kodas. Kode nurodome, kad duomenys nėra poriniai ir kad dispersijos yra homogeniškos. Tarpusavyje lyginame kontrolės grupės svorį su eksperimentinės grupės svoriu. Ir mūsų rezultatas yra toks, kad P vertė yra mažesnė už 0,05 ir yra statistiškai reikšmingas skirtumas tarp šių dviejų grupių. Jeigu mums reikėtų taikyti Welch korekciją, šioje vietoje nurodytume, kad dispersijos nėra homogeniškos. Ir rezultatas atrodytų štai taip. Jeigu duomenys nebūtų pasiskirstę normaliai ir mums reikėtų taikyti Wilcoxon rank sum testą, komanda yra štai tokia. Vėlgi, nurodome, kuriuos duomenys lyginame tarpusavyje ir kad šie duomenys nėra poriniai. Dabar tam, kad atliktume porinį T testą, naudosime kitą duomenų rinkinį ir jo pavadinimas yra sleep. Šioje situacijoje 10 pacientų vartojo 2 skirtingus vaistus ir buvo tikrinama, ar šie vaistai paveikė pacientų miego trukmę. Tai visų pirma, pacientai gavo pirmą vaistą ir buvo pamatuota jų miego trukmė ir po kažkurio laiko jie gavo antrą vaistą ir vėl buvo pamatuota jų miego trukmė. Kadangi duomenys buvo surinkti iš tų pačių pacientų, tai yra poriniai duomenys. Vėlgi, vizualizuojame duomenis, kad turėtume bendrą vaizdą, su kuo mes dirbame. Ir atrodo, kad pavartojus pirmą vaistą, miego trukmė buvo trumpesnė negu pavartojus antrą vaistą. Bet norime sužinoti, ar šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas. Vėlgi, atsiskiriame grupės į pogrupius. Dabar turime pirmą vaisto grupę ir antrą vaisto grupę. Ir kiekvienoje grupėje turime pasitikrinti duomenų normalumą. Matome, kad duomenys yra pasiskirstę normaliai, todėl galime taikyti T testą. Vėlgi, komanda paprasta, T-test, nurodome, ką lyginame tarpusavyje ir pasakome, kad tai yra poriniai duomenys. P vertė yra ženkliai mažesnė už 0,05, mūsų rezultatai yra statistiškai reikšmingi.
Jeigu duomenys nebūtų pasiskirstę normaliai, taikytume porinį Wilcoxon testą. Tai yra Wilcoxon Signed Rank testas. Vėlgi, kode nurodome, kad tai yra poriniai duomenys. Ir rezultatai atrodytų štai taip. Čia Eras išmetė perspėjimus, kad kai kuriais atvejais duomenys pirmoje ir antroje grupėje buvo vienodi ir būtent tose eilutėse tarp reikšmių nebuvo skirtumo. Tai yra skirtumas buvo lygus 0. Bet tai nekelia problemų ir rezultatus vis tiek galime drąsiai interpretuoti. P vertė yra žemesnė už 0,05 ir rezultatai yra statistiškai reikšmingi.